Part. Sveiki visi, čia motorinis Mikas ir šiandien jums parodysiu, kaip pasidaryti, kad jūsų motorinis dviratis šaudytų ugnim. Jums reikės antros babinos, dar vienos žvakės, truputėlį slaidų ir 3 kontaktų momentinio mygtuko. Bet jeigu jų neturite, galite padaryti ir be jo. Truputėlis apie momentinį mygtuką. Su šiuo mygtuku jūs galėsite perjungti srovę iš žvakės cilindre į žvakę duslintuve ir taip užtikrinti kokybišką nesudeginto kuro uždegimą. Žvakę geriausia įmontuoti prie išmetimo pabaigos, o jeigu turite stokinį duslintuvą, tai žvakę įmontuokite prie žvakelį. Laidų jungimas yra gan paprastas. Abu jungimo būdai turi vieną bendrą dalyką – visus minusus jungsime kartu. O visa kita priklausys, ar naudosite momentinį mygtuką ar ne. Diagrama su momentiniu mygtuku atrodo taip. Kaip ir minėjau, visus minusus jungsime kartu. Pagrindinį momentinio mygtuko laidą jungsime prie uždegimo ritės, kuri maitina žvakę esančią cilindre. O kitą laidą jungsime prie uždegimo ritės, kuri yra nuvesta į žvakę esančią duslintuve. Kad eitų liepsnos iš duslintuvo, vien spaudyti mygtuko neužteks. Jums reikės užlaužti gazą, nuspausti mygtuką, atleisti gazą ir atleisti mygtuką. Ilgai nuspaudę mygtuką laikyti negalite, nes užges variklis. Diagrama naudojant tik gesinimo mygtuką atrodo šitaip. Visus minusus jungsime kartu. Pliusą ateinantį iš abiejų mes jungsime prie uždegimo ritės, kuri maitina žvakę cilindre, kartu su vienu gesinimo mygtuko laidu. O kitą gesinimo mygtuko laidą prijungsite prie uždegimo ritės pliuso, kuri yra prijungta prie žvakės esančią duslintuve. Taigi, kad liepsnos šaudytų iš duslintuvo, jums reikės užlaužti gazą, nuspausti gesinimo mygtuką, atleisti gazą, atleisti gesinimo mygtuką. Kadangi gesinimo mygtuko būdu jūs dalinsite srovę per pus, bus mažesnė tikimybė, kad iš duslintuvo iššaus. O jeigu šaudys be liepsnų, jums reikės pariebinti mišinį. Jeigu patiko video, nepamiršk paspausti like ir pasidalinti su draugais. O jeigu pasidarai savo motorinį dviratį, kad šaudytų liepsnom, patagink mane.